Laba diena, šiandien pristatysiu, kaip patikrinti Word dokumento prieinamumą. Atsidarome Word dokumentą ir visų pirma įsijungiame paslėptus formatavimo ženkliukus. Tuomet galime peržvelgti dokumentą ir jau iškart matysime keletą klaidų. Pavyzdžiui, nekontrastingas tekstas, lygiavimas pagal abu kraštus ir matome, kad jis yra labai nepatogus ten, kur tekstui nėra tiek daug vietos. Teksto blokuose, lentelėse. Taip pat rekomenduoju pasinaudoti automatiniu prieinamumo tikrintuvu, kurį rasite paspaudę meniu punktą peržiūrą ir tikrinti prieigą neįgaliesiems. Gauname ataskaitą su aptiktomis klaidomis. Pabandykime pasinaudoti klaidų taisymo vedliu. Aptinka nekontrastingą tekstą ir siūlo pakeisti spalvas. Mes galime vienu ypu tai padaryti, pasižymime tekstą ir jį padarom tiesiog juodos spalvos. Štai jau ryškiau ir klaida dingo iš mūsų tikrintuvo. Deja, tikrintuvas nėra tobulas, nes aš matau, kad kontrasto bėdų gali būti ir su šiuo tekstu, nors apie jį man nepraneša. Padarykime tekstą baltą ir kontrastas tikrai pagerėja. Toliau pasinaudokime klaidų taisymo vedliu. Mums siūlo užrašyti alternatyvų tekstą. Aš labai trumpai parašysiu. Matome, kad ši juosta yra tik dekoratyvi. Paspaudžiame mygtuką žymėti kaip dekoratyvų. Žiūrime, ką toliau mums pasiūlys sutvarkyti. Mums automatiškai siūlo nustatyti lentelės antraštinę eilutę. Ja galima padaryti ir rankiniu būdu, prie lentelės ypatybių uždėjus šią varnelę. Tačiau pasinaudokime automatiniu įrankiu ir matom, kad jisai tikrai pagelbsti. Tai štai, tokias klaidas aptiko automatinis įrankis ir padėjo mums ištaisyti. Tačiau tikrai dar galime pagerinti dokumento skaitomumą. Tai visų pirma, galime pažymėti visą tekstą ir pasirinkti geresnį šriftą, neserifinį. Tuomet galime sulygiuoti pagal kairį kraštą, nes matome, kad atsiranda tarpai, kurie trukdo skaityti. Pabandykime šį dokumentą perskaityti su ekrano skaitymo programa NVDA. Pirmiausia, įsijunkime programą ir nusistatykime kelis svarbius parametrus. NVDA gyvena būtent šioje vietoje. Čia galite ją išjungti, rasti nustatymus ir rekomenduoju kelis dalykus. Visų pirma, įsitikinti, kad nebūtų uždėta varnelė ant šio nustatymo, paleisti NVDA po prisijungimo, nes jeigu bus uždėta, kiekvieną kartą jungiant kompiuterį, jums paleis ekrano skaitymo programą. Prie vaizdo parametrų rekomenduoju įsijungti žymėjimą. Nebūtinai visus šitą rekomenduoju išjungti, bet visą kitą palikite įjungtą, tuomet turėsit tokį raudoną žymeklį, kuris parodys, kas yra sufokusuota. Prie klaviatūros nustatymų labai rekomenduoju pažymėti visas 3 varneles prie šių klavišų. Juos galėsite naudoti kaip karštuosius klavišus įvairioms komandoms atlikti. Štai pagrindiniai NVDA klavišai, jų kombinacijos, kurias naudosim skaitydami dokumentą ir tikrindami, kaip jisai elgiasi. Dar vienas patarimas, galite įsijungti vadinamąjį Speech Viewer ir jūs matysite tekstu, ką ekrano skaitymo programa šneka balsu.
Specweaver. PowerPoint. Puslapis gaminių ir paslaugų prieinamumo direktyvos pristatymas. Taip, turime dokumentą ir su kombinacija Ctrl Home nukeliame kursorių į pačią pradžią. Paveikslas vaizduojami asmenys su negale, kurie naudojasi technologijomis, bankomatų kompiuteriu ir išmaniuoju telefonu. Paveikslas dekoratyvinis. Matom, kad perskaitė aprašymą, kuriame padariau rašybos klaidą. Informacinis dokumentas. Tuščia. Gaminiai ir paslaugos, kuriems taikomos Lietuvos Respublikos gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų įstatymo, į kurį perkelta Europos parlamento ir tarybos direktyva PES 2019/882 dėl gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų nuostatos. Beje, aš dabar spaudžiu komandą Ctrl ir rodyklę žemyn ir man skaito tekstą po pastraipą. Paveikslas Textbox 2. Tuščia. Europos Sąjunga atsižvelgdama į prognozes, kad asmenų su negale skaičius ateityje tik didės, siekdama tinkamo vidaus rinkos veikimo, mažina tarpvalstybinės prekybos kliūtis. Matau, kad šią pastraipą skaito normaliai. Ši iniciatyva visiškai atitinka subsidiarumo principą. Viskas tvarko. Direktyva bus taikoma visoms ES narėms, taip pat bendrijoje veikiančioms tarptautinėms verslo organizacijoms. Antrasis puslapis 1. Bendrosios paskirties kompiuterių aparatinis. Taip. Matau vieną bėdą. Mums gaminiai ir paslaugos, kuriems būtent teksto bloke. Paskui paaiškinsiu kodėl ir teks visgi panaikinti šį teksto bloką, nes ekrano skaitimo programos jo nemato. Noriu parodyti, kaip skaito lentelėse esantį tekstą, kai pas mus yra nustatyta antraštinė eilutė. Aš paspaudžiu Tab klavišą. Atnaujinami DS 2025. Antrasis stulpelis N301 549 saitas angliškai. Accessibility requirements for its products and services. Kadangi mes uždėjom antraštinę eilutę, mums perskaito antraštę, šito stulpelio antraštę ir tuomet langelio turinį. Galbūt, kai lentelė yra nedidelė ir lengva atsiminti, kur kokia yra antraštė, bet jeigu yra daug stulpelių, tuomet tai labai gelbsti susigaudyti ir suprasti informaciją. Taip pat noriu jums parodyti, kaip atsitinka, kai mes užvardinam netinkamai nuorodas. Saitai akutė pažymėtas. Medis N17210. Kacijanta LC3 iš. Ekrano skaitimo programa leidžia mums pamatyti nuorodų sąrašą, kurios yra dokumente. Ir mes matom, pirmos dvi nuorodos yra tinkamos, nes iš teksto matom, kur jos veda, o trečioji yra netinkama. Filtruoti, aktyvinti mygtukas, šokti į mygtukas. 5. puslapis. Štai čia yra ta nuoroda ir mums reikia ją nueiti, paskaityti tekstą, kad suprastume, kur jį veda. Galėtume sutvarkyti, galėtume pakeisti. Pataisome kitus dalykus. Tai pamenat, šio teksto mums neskaitė, nes jis yra įtartas kaip teksto laukas. Teks jį įkopijuoti paprastuoju būdu ir teksto lauką panaikinti. Taip pat pamename, kad skaito šitos pastraipų ženkliukus kaip tuščia, tuščia, tuščia. Galime tą panaikinti ir tą patį efektą suteikti su pastraipos ypatybėmis tarpai prieš ir po. Taip pat reikėtų naudoti antraštes, antraščių stilius. Čia turėtų būti antraštė 1,
Šis tekstas turėtų būti antraštė antro lygio. Štai, mūsų tekstas turi antraštės ir netgi galime pasižiūrėti struktūrą dokumentų. Puikiausiai matome, kad ji yra. Šią struktūrą galės naudotis pagalbinės technologijos, ekrano skaitymo programos. Linkiu sėkmės tvarkant dokumentų prieinamumą. Jeigu turėtumėt klausimų, galite mums parašyti, susisiekti arba paieškokite mūsų kitų video, kuriuose rasite daugiau patarimų, kaip tikrinti dokumentų, tinklapių prieinamumą tiek silpnaregiams, tiek neregiams ir kitoms tikslinėms grupėms. Ačiū, kad žiūrėjote.